Kiekvienas Donelaitis turėtų savo laiką, o aš turiu savo beprotišką žaidimą. Na štai gydytojas iš Lietuvos vizito į Ukrainą nepraleidžia, su tų mūsų būrių juk neketina dalintis, o gal net ir pasimėgaus kaip išrinktasis. Pamatyti skausmą ten, kur košmarai skrolina per naktį ir vis dar galvos, kad prisistato kaip gelbėtojas. Na, dėl ko toliau jis važiuoja, nes jis pats žino, kad jam trūksta šlovės. Tad vieną gražią dieną jis gali tapti soc tinklų žvaigžde. Žmonės guli ir verkia, o jis sušluoja ant pečių žodžius, vedančius pas svajonių pagalbą. Nuostabu, kaip vienas žmogelis gali rasti džiaugsmą tarp kitų likimų nesąmonių. Ką ten vaizduotė mato? Prašom išsigydyti pas mane? Ar tai tik mano pasididžiavimas? Bet ašgi kūrėjas, kad užmušti atėjusius košmarus. Bet žiūrėk, štai aš jau jiems šypsausi iš viršaus. Tai ir galiu plyšę ant smėlio rašyti. Dabar tu tik pakelk akis į dangų ir rūpinkis savo mažu juoduoju būreliu.